Kūryba virtualiame pasaulyje. Antra dalis. Ką galima sukurti virtualiame pasaulyje? Pavyzdžiui, animacijas. Jos kuriamos skirtingose programose. Viena iš jų – Quavimator. Animacijos gali būti statinės, tiesiog poza, susidedanti iš vienos kūno padėties ir judančios, jei sukurti keletą kadrų su kūno padėties keitimu. Po to animacijas reikia užkrauti virtualiame pasaulyje. Ką dar galima sukurti? Akis. Akis turi ypatingą tekstūrų šabloną. Akių užkrovimas iš grafinės programos į virtualų pasaulį kai kur yra mokamas, kaip ir bet koks kitas įkeliamas objektas. Akies šablonas. Ką dar galime sukurti? Garsus. Kai kuriuose virtualiuose pasauliuose yra įvestas limitas garso trukmei. Ten trukmė įprastai neturi viršyti 10 sekundžių. Jei nori, kad garsas skambėtų ilgiau, tuomet reikia klijuoti 10 sekundžių trukmės garsus. Garso įkėlimas į virtualų pasaulį irgi gali būti mokamas. Kaip ir visa kita, išskyrus tokius virtualius pasaulius kaip My Virtual Community, My Educational Community, na ir aišku, kai kurios kitus. Virtualiame pasaulyje būna kelios girdimų garsų rūšys. Tai gali būti nepertraukamas audio srautas, kurio naudojasi DJ, paleisdami muziką šokių aikštelėje, taip vadinamieji shoutcastai. Taip pat gali būti naudojamas balso srautas, garsinis pokalbis arba, kitais žodžiais tariant, voice chatas. Žinoma, voice chatas niekada nebus toks kokybiškas kaip shoutcastas. Garsinis pokalbis, voice chat, nustatomas dialogo lange preferences kortelėje Sound and Media. Štai šis dialogo langas. Dar galima kurti virtualiame pasaulyje tekstūras. Tai yra nuotraukas, paveikslėlius ir taip toliau. Tik tais tiek, kad tas tekstūras reikia užkrauti, kaip nuotrauką iš savo kompiuterio į virtualų pasaulį. Tokia nuotrauka arba tokia tekstūra paklius į aplanką inventorį. Reikia spraktelėti meniu Avatar arba Build komandą Upload Image arba klavišų kombinaciją Ctrl+U. Atsidariusiame dialogo lange atidaryti nurodote failą, kurį norite perkelti į virtualų pasaulį. Ši paslauga irgi gali būti mokama. Čia nurodysite failą, kurį norite perkelti į virtualų pasaulį. Gal tik tais paminėsiu, kad visi šie kūriniai į mūsų mokomąjį virtualų pasaulį yra įkeliami tikrai nemokamai, dėl to nepergyvenkit. Kurkite, kelkite ir naudokitės. Ir pabaigoje siūlau, kaip visada, atlikti užduotį, kuri yra skirta jums kažkam pasidomėti, pasižiūrėti savarankiškai. Ačiū, kad žiūrėjote.